Sveiki, laikas skrieja nerealiai greitai ir štai paskutinis metų mėnuo gruodis ir mano rankose Tupperware gruodžio brošiūra. Ir gruodžio Tupperware paruošė tiek daug gerų pasiūlymų, kad brošiūrai net neliko vietos įdėti receptą. Ir pažiūrėkit, mano stalas sklidinai pilnas ir tokie pasiūlymai, kurių labai senai daug laukiame. Ir turim ir naujų gaminių, turim ir gaminių, kuriuos laukiam, tai net nežinau nuo ko pradėti, bet kaip visada, aišku, pradėsiu nuo to, ką gali gauti mūsų vakarėlių organizatorės arba tie, kurie surenka didesnį užsakymą už tam tikrą lygį, ką gali įsigyti mūsų konsultantai ir padovanoti savo vakarėlių šeimininkėm ar didelius užsakymus turintiems klientams. Ir visa tai visada būna paskutiniam brošiūros puslapyje, va štai čia. Ir šalia visada yra parašyta, kad jūs visada galite ir pats tapti Tupperware konsultantu. Ir kokia yra pradžia, kad reikia turėti užsakymą bent 60 eurų, nuo pirmų 60 eurų negaunate savo nuolaidos, bet gaunate bent smartą su skustuku. Ir toliau savo darbuojatės, tai yra kas virš 60 eurų jau gaunate savo 23% nuolaidą ir dar gali dalyvauti savo svajonių starto programoje. Žodžiu, viskas puiku, tai jums pasirinkti, ar būti klientu ar konsultantu, abi dvi pozicijos labai geros, o aš keliauju tai, ką gali gauti vakarėlių organizatorės arba didesnių užsakymų turėtojai. Jeigu vakarėlis arba užsakymas yra 120 eurų, tada yra va štai šitas klik skustukų rinkinys. Paprastai už 120 eurų būna silpnesnės dovanėlės, yra silpnesnis pasiūlymas, nes konsultantas už jį moka tam tikrą sumą. Šį kartą yra labai geras, yra klik skustukai, tai kai jūs neapsisprendžiat, ar jums reikia vertikalaus ar horizontalaus skustuko, įsigykite štai šitą rinkinį, nes tam rinkinyje yra ir tas ir tas. Paspaudus paprasčiausiai mygtuką, jūs perdėsite ir galėsite skusti taip, kaip jums patogu. Dargi šitas rinkinukas turi va tokią stambę rankenėlę, tai labai patogu laikyti. Ir ar jūs skusite bulves, ar jūs skusite moliūgą, ar jūs skusite morką, ar pjaustysit sūrį, ar darysite čipsus iš bulvės ar iš morkos. Žodžiu, tikrai pravers ir dar supakuotas į gražią dėžutę. Jeigu jūs norite dar šitus gaminius dovanoti kalėdom, tai pačią pirmą savaitę rekomenduoju užsakyti, nes vėliau gali būti visokių, gali ir gaminių trūkti, gali ir vežėjai lėčiau vežti. Na, žodžiu, pirmą savaitę kuo greičiau užsakot, kad ramiai galėtumėt gauti dargi iki švenčių. Tai čia yra, jeigu vakarėlis yra 120. Kai vakarėlis siekia 250 eurų, dabar tik pasitikslinsiu, ar didesnė dėžutė ar mažesnė. Taip. Tada papildomai prie skustukų galima užsakyti štai va šitą 2,9 litro, kodėl aš paėmiau antrą nuo pačios, tai nežinau, antrą nuo viršaus 2,9 litro Optimum dėžutę. Optimum yra ta unikali serija, kuri uždaro indelį 100% sandariai, nes dangteliai turi štai va tokias va silikoninės tarpinės. Kai mes uždedam dangtelį ant dėžutės, kai kada žmonėm atrodo, kad jis neužsidaro, nes jie pamaigos, oi ne, sako, čia neužsidaro. Iš tiesų užsidaro, tik reikia įspausti. Aišku, pradžioje išplaukit po šiltų vandeniu, kad lengvai darinėtųsi. Aš pirmiausia užspaudžiu va štai šitai va kampus, kad tas silikonas apgaubtų kraštelį tiek iš išorės, tiek iš vidaus, o tada paprasčiausiai va taip pravažiuoju arba galima ant stalo pasidėjus paprasčiausiai užspausti. Svarbu, kad niekur dangtelis neliktų pakilęs ir tada jis yra visiškai sandarus. Jos puikiai tinka laikyti šaldytuve, puikiai tinka transportuoti, čia nupiešti gyvūnėliai su idėja, kad jame galima laikyti gyvūnėlių maistą, nes gyvūnėlių maistas turi tokį, jisai yra kvapnus. Ir jeigu jūs laikote jį atvirai ir jisai išsigaruoja, praranda kvapą, tai mūsų gyvūnėliai nelabai mėgsta jį tada valgyti. Tai paskirkite, tas dėžutės galite, jeigu turit gyvūnėlių, galite gyvūnėlių maistui paskirti, galite paskirti ir kokios kavos laikymo ar kažko, tai kas jeigu turi didesnį kiekį, kad neišsikvėptų, tai visiškai sandaru, bet aišku, tai puikiai tiks ir jeigu jūs laikysit šaldytuve, jeigu jūs transportuosit kokiam kepsniam susimarinuoti ar šašlykui susimarinuoti ir vežti su savim, irgi puikiausiai tinkančios dėžutės, tiek sumuštiniams susidėti. Ir tai štai yra už 250, bet kaip visada rekomenduoju 350 lygio vakarėlį, tai tada visas va šitas varinkinukas, tai yra klik skustukai, 4,6 litro viena dėžė ir 2 dėžės po 2,9 litro. Man atrodo, kad šeimininkės tikrai džiaugsis ir vakarėlių organizatorės ir klientai, kurie daugiau sako, tikrai džiaugsis šį mėnesį tokiais puikiais pasiūlymais. Na ir dabar, žinokit, neapsisprendžiu, nuo ko pradėti pasakojimą, nes turim daug gamybai dalykų, turim laikymui tiek daržovių indus, tiek dubenėlius, tiek didesnius, tiek šaldymui dėžutės. Tai gal pradėsiu nuo to, ko labai senai laukia ir manęs klausinėjo. Manęs labai senai jau klausinėjo, kada, nors mes jį turėjom ne taip senai pardavime, turbūt šiemet vieną kartą turėjom jį,
Bet vėlgi klausinio, kadagi bus mikrokuka ąsotėlis pardavime, štai šitas litrinukas. Tai yra ąsotėlis skirtas maistui gaminti mikrobangiai, jame galima maistą gaminti, maistą šildyti, transportavimui jisai netinka, bet serviravimui tai puikiausiai tinka. Kuogi ypatinga šitas mikrokupa ąsotėlis, jisai pagamintas iš medžiagos, kuri atlaiko iki 220 laipsnių įkaitusio maisto temperatūrą, tai dėl to jūs jame galite gaminti, jisai yra visiškai skaidrus elektromagnetiniam bangom, tai yra svarbu tam, kad maistas pasigamintų kokybiškai, nes turbūt jau žinot, kad mikrobangės pagalba maistas gaminasi tokiu principu, kad banga turi prasiskverbti pro indą, įsiskverbti į maistą ir judinti maiste esančias vandens molekulės. Ir jeigu jūs jungiate pašildymo režimą, juda lėtai, jeigu jungiate gamybos, juda greičiau, patrinkit rankas ir matysit, kaip kaista rankos daugiau, priklausomai nuo to, koks režimas yra įjungtas. Tai čia lygiai taip pat tas procesas vyksta ir mūsų ąsotėlyje. Svarbu neužpilti mūsų gaminamo produkto vandeniu, nes vanduo kaip debesis saulės šviesą sugeria, tai lygiai taip pat vanduo sugeria elektromagnetinės bangas ir tada maistas gaminasi tarsi puode ir mes nesutaupame laiko. Nes idėja gamybos mikrobangiai yra sutaupyti laiko, gaminti be vandens, gaminti be riebalų ir kai kurie yra priešininkai mikrobangės, bet iš tiesų, jeigu panagrinėti, yra labai daug teigiamų straipsnių, kurie pasakoja apie gamybą mikrobangiai dėl to, kad tai yra greitas gamybos būdas, tuo pasekoje išsaugoma daugiau naudingų medžiagų mūsų maiste. Kągi dabar galima gaminti, aišku, jūsų laisva valia spręsti, ar jūs naudojat mikrobangę ar ne, bet jeigu maistą šildote mikrobangiai, tai galite ir gamybos etapus užgriebti, nes tai labai paspartina. Ką galima daryti, ką aš visada darau čia, tai kai man reikia pakepinti, pavyzdžiui, kokį nors svogūną ar morką, ar ten kokį nors greitai daržovių troškinį pasidaryti, prisipjaustau įvairiausių daržovių į mikrobangę ir mikrobangiai gamybos laikas priklauso nuo sudėtų daržovių kiekio, sudėto produkto kiekio. Pavyzdžiui, jeigu jūs verdate bulves, ir įdėsite vieną bulvę, reikės mažesnio laiko, jeigu įdėsit 2 bulves, reikės dvigubai didesnio laiko, tiksliau nuo 2 bulvių reikėtų pradėti skaičiuoti, vienai bulvei reikia apie minutę. Tai 2 bulvėm reikės 2, bet jeigu dėsit vieną, nepasigamins per minutę. Bet jau nuo 2 galite skaičiuoti, kad 3 bulvėm 3 minutės, 4 bulvėm 4 minutės, aš kalbu apie tokią šiek tiek stambesnę bulvę. Jeigu mažuliukių supilsit, reikės trumpiau. Na, žodžiu, pilna šitą ąsotėlį pridėjus bulvių, tai apie 7-8 minutės. Bet tai priklauso nuo jūsų mikrobangės galingumo. Kai kurios būna 800 vatų, kai kurios 1200 ir aišku, 1200 pagamins greičiau negu 800, todėl geriau visada užstatyti trumpesnį laiką. Ir kai mikrobangė išsijungia, tada patikrinti, jeigu bulvės dar per kietos, įdėti dar kažkiek, ar tas maistas dar neparuoštas, įdėti dar kažkiek keletą minučių ar 1 minutę pagaminti ilgiau. Tik įvertinkite dar tai, kad jeigu atrodo, kad truputėlį kieta, tai jinai pabaigs gamintis, nes kai mikrobangė išsijungia, 1/3 gamybos laiko, vandens molekulės maiste dar vibruoja, maistas gaminasi toliau ir jisai tai puikiausiai pasigamina. Tai galit greituoju būdu išvirti bulves, morkas, burokus, kopūstus išsitroškinti, tik nuspauskite nuo to skysčio, nes skystis neleis troškintis. Jeigu gamina daržovių troškinį ir kokios ten pomidorai, cukinijos, kas skiria skystį, vidury gamybos paimkit, va čia yra toks nupilimas, gali dangtelį pasukti. Galima net dangtelį uždėti, va taip, va tokiu va būdu irgi galima nupildinėti šitai, bet aš va taip pasuku ir nupilu ir tą skystį ir paskui gale užpilu vėl. Jeigu norėsit užpilti kokią grietinėlę, irgi užpilkite gale ir tik pašildykite, tada maistas tikrai pasigamins labai skaniai. Apie jį galima pasakoti labai ilgai, dar porą dalykų paminėsiu, ką aš jame darau, tai ką darau, tai kaip minėjau, kepinu svogūnus, svogūnai šlakelis aliejaus puikiai iškepa. Reikia kokiem pyragėliam svogūno kepintos morka, tas pats scenarius, svogūną prieš tai pakepinu šiek tiek, tada įdedu morkos, dar pakepinu, kad svogūnas dar geriau sukeptų ir pakepinta. Norit greituoju būdu kepenėlių pašteto, dedat svogūną, morką, pailiu tik pakepinat, galiausiai dedate štai šitas kepenėlės, dar pakepinat, su blenderiu sublenderiuojat ar supersoniksu susmulkinat ir tobulas paštetas. Galit sviestui, mes galit grietinėlės įdėti. Norit greitai kokiu nors kukuliukų arba sriubos su kukuliukais, daržovės kukuliukai į mikrobangę priklausomai nuo kiekio, tada užpilat sultinių, dar pakaitinat ir irgi turite puikiausia. Mes turim N receptų, ką galima daryti šitame ąsotėlyje, bet
bet iš tiesų ir be receptų jame galima viską daryti, laikantis tų taisyklių, kad be vandens darome, jeigu reikia užpilti skystį, užpilame paskui. Ir tokiu būdu galime ir pyragus kepti. Tiesa, pyragai iškepa labai greitai, pyragus galima kepti atidengtus, mes turim ir kriaušių pyrago receptą, ir obuolių pyrago, na, žodžiu, ir kekso receptą. Žodžiu, prie jo dar gausite šūsnį, atsiųsim jūsų konsultacijas šūsnį idėjų ir receptų, ką galima gaminti, visokius užkeptus koldūnus ir taip toliau. Apie jį galima pasakoti valandą, jau beveik taip ir padariau, tai keliaujam prie kito indo, tai kitiem teks mažesnis laikas. Taip, tai mikrokukas žvaigždė numeris 1. Antras indas, tai kruopų virimo indas. Mes vadiname ryžių indu. Neišmeskite, kai gausite jį iš šitos instrukcijos, nes čia yra parašyta, kokiom kruopom, kokiam kiekiu, kiek reikia pilti vandens, kiek minučių gaminti, tai turėsite tokią trumpą šperą. Galima virti daugelį kruopų, išskyrus manus, nes mana išbėgs. Bet jeigu kalbėt apie ryžius, tai viskas labai paprasta. Mes dedam ryžius, nuplaunam, galima nuplauti atskirai kiaurai indiją, bet jis labai čia į temą dera, paskui apie jį papasakosiu. Arba galima tiesiai čia nuplauti, kad nebūtų to jau baltos tokios masės, tada užpilti tos ryžius. Santykio aš visada pilu, kad jeigu mano, pavyzdžiui, ryžių yra 400 ml, sausų ryžių, greitkračių labai lengva pamatuoti, visą tai kaip tik greitkračiai irgi yra su nuolaida. Ir tada maždaug 700 ml vandens. Ten irgi yra visos proporcijos ir aišku priklauso nuo ryžių rūšies. Stambesniam ryžiui reikės šiek tiek daugiau vandens, tiem plonyčiam reikės mažiau. Ir maks iki štai čia. Tada dedam 2 dangčius. 2 dangčių idėja yra ta, kad neišbėgtų. Tai yra tas procesas, kai mes verdam, pavyzdžiui, ryžius puode, tai jie turi 2 savybės. Prisvilti ir išbėgti. Lygiai taip pat daugelį dalykų gaminant, kaip, pavyzdžiui, jeigu aš gaminu mikrokukę, man nereikia žiūrėti, ar neprisvils, nes neprisvils, nebent aš jau ten sudeginsiu visai, bet net jeigu ir sudeginsiu, tai greičiausiai neprisvils, bet gali sudegti ąsotėlis. Tai jau geriau statykit trumpesnį laiką, nes mikrobangė greitai gamina. Tai čia neprisvils ir neišbėgs. Ir nepamirškite ant ryžių užpilti vandens, nes jau yra kas virė be vandens, tai tikrai sudegino savo indą. Ir tada maždaug 12 minučių, dar 5 palaikom ir turim tobulus ryžius. Darykit sušį įdėję acto, druskos, cukraus, naudokit kaip garnyrą, naudokit balandėliam, na žodžiu, idealus reikalas. Kaip atidaryti? Čia yra tokios ausys, nespauskite ausų abiejų iš karto. Viena ausis, tada antra ausis ir jūsų indas atsidaro. Puikus, tiesiai jame galime viską susimaišyti ir galite virti tenais ir perlinės brinkintas ir kinva ir visas kitokias ten, ką jūs verdate, gal miežinės kruopas, gal dripsnius, gal dar kažką. Numeris 2, idealus reikalas. Na ir jeigu jau toliau kalbame apie mikrobangę, tai nerealiai gražių spalvų. Crystal Wave indeliai skirti maistui pašildyti mikrobangiai. Ir jeigu senoviškai, sakyčiau, 400, 600 ml ir 800. Dabar naujoviškai, kadangi pagal naujovišką matavimą turi likti iki viršaus šiek tiek vietos, tai šitas būtų 390 ml, šitas būtų 560, o šitas 775. Visi to pačio principo turi dangtelį su tokiu snapu. Ta snapą galite uždaryti, jeigu kažkur tai nešatės virš rankenėlės, nauji šiek tiek sunkiau darinėsi, tai išplaukit po šiltų vandeniu. Ir prie jo yra instrukcija. Instrukcijoje aiškiai pasakyta, kad šildyti galima maksimaliai 650 W galingumu. Kas nutiks, jeigu šildysite didesnių galingumų, jūsų indelis gali pasidengti baltom dėmėm ir dangtelis deformuotis. Ir indas atlaiko nuo 0 laipsnių temperatūrą iki 120 laipsnių. Tai atlaiko ne oro temperatūrą, o įkaitusio maisto. Todėl šildyti reikėtų pašildymo režimu 650 W 3 minutės. Ir to kitoj pusėje irgi parodyta. Jeigu per 3 minutės jums nesušilo, permaišykite, statykite dar 2, jeigu dar nesušilo, permaišykite, statykite dar minutę. Ir tada jūsų indas tarnaus jums puikiai. Ko svarbu nedaryti, neuždenkite dangtelio, kai maistas yra karštas. Jeigu maistą pagaminot, neuždenkite, nes deformuosi dangtelį. Ir kai šildot, atidarykite vožtuvą. Ir viskas garas išeis ir jūsų dangtelis nesideformuos ir jūsų maistas sušils ir maistui šildyti ir maistui gaminti būtina, kad būtų dangtelis, nes dar šildymo ir gamybos dar viena dalis yra, kad garai. Garai jie irgi duoda gamybos ir šildymo proceso dalį, ne vien tik tai mikrobangos. Kai nenaudojat, jūs galite, tai puikiai juos sumesti vieną į kitą, netidarinėsiu aš jų dabar visų, ir tai pasidėsite savo puikiausiai į stalčių.
Ir taip pat maisto likučiam laikyti šaldytuve, jeigu kažką pagamino, deda su tokiu indėliu į šaldytuvą ir šeimos nariai galės savo puikiausiai pasišildyti, išsiėmę, atsidarę ar nepašildytą savo puikiausiai suvalgyti. Kita serija indų, kurią irgi galima kaip Crystal Wave'uose, kaip šituose indeliuose pašildyti maistą mikrobangiai, bet jinai labiau skirta serviravimui, irgi yra tokia pat instrukcija su to pačiu paaiškinimu kaip ir tuose induose, visos tos pačios taisyklės kaip Crystal Wave, 650 W, 3 + 2 + 1 minutė ir jie skirti serviruoti, tai yra sudėti karštą maistą. Gaminat kažką, kepat, dedat į šitus indus, dangtį galima uždėti dviejopai, arba va šitaip, kad nebūtų skylės, arba šitaip, kad būtų skylė, tada galima bet kokį tupperware įrankį įstatyti, pavyzdžiui, kokį šaukštą serviravimo, kad iš karto būtų su šaukštu. Šildant reikia atidaryti va štai šitaip, rankenėlė va taip nusilenkia, kai mes norime laikyti, kad neužimtų vietos. Ir turime dviejų dydžių. Turime 1,3, jeigu gerai atsimenu, litro talpos indą ir didesnį turim 2 litrų talpos. Irgi, kai nenaudojat, jie susideda va štai šitaip vienas į kitą. Daiktelius galima irgi sudėti va štai šitaip, tau puikiausiai laikyti. Gražus, elegantiški ir tikrai papuoš jūsų stalą, kai jūs serviruosit ir kas yra patogu, nesuvalgėt kažko, bumt, dedat į šaldytuvą, kitą dieną galite pasišildyti ir vėl valgyti. Arba jeigu šeima lėčiau eina prie stalo, įdėjot, pašildėt ir turite puikiausią, skaniausią maistą. Tai jeigu mes jau kažką šildom, vadinasi, turim kažkur ir pagaminti. Ir šį mėnesį turim gamybos įvairiausių gaminių. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kompanija suteikia galimybę kiekvieną mėnesį vis įsigyti kitos formos Ultra Pro. Mes turėjom 3,5 litro, 5,7 litro, o šį mėnesį turim kokotę. Kokotė yra 1,8 litro talpos ir tokios tobulos formos kepti duonai, kepti paštetui, kepti apkepui, kepti netgi kūgeliui, kepti kokiam piragui susuktam ir su dangteliu, todėl ir iškeps skaniai, neišsausės. Bet joje galite netgi ir kokias ten vištų šlaunėlės sudėti ir išsikepti, ar ten sparnelius. Irgi toks variantas yra, ar ten bulves ar brokus išsikepti. Bet šitą indą labiausiai mėgsta jau turbūt numeris 1, tai duonų kepėjom. Tai sakė, 3 telpa į orkaitę ir vienu kartu galima 3 kepalus išsikepti. Aišku, priklausomai turbūt nuo orkaitės dydžio. Į mano nežinau, ar telpa 3. Reiktų pamatuoti. Pamatuosiu paskui. Žodžiu, taip. Tai kepimui Ultra Pro medžiaga atlaiko nuo -20 laipsnių iki, nepavėlau, nuo -25 iki 250, bet iš tiesų nereikėtų kepti 250 laipsnių, nes jūs sudeginsite savo produktą. Ir Ultra Pro unikalumas yra, kad jame kepant neišsausėja, kepinys gaunasi tobulas ir apskrunda netgi uždengus dangtelį. Rekomenduoju Ultra Pro 1,8 litro kokotę, Egis labai mėgsta daryti visokius mėsos vyniotinius ir tada jį taip kompaktiškai bliumt įdedi į šitą formą ir jis yra būtent tokio dydžio. Mes turim pašteto skanų receptą, tai šitą mindę irgi turim prifilmavę įvairiausių receptų, tiek alaus duonos, tiek paštetų, tiek įvairių dalykų, tai tikrai su jumis pasidalinsime ir tikrai galėsite ir mūsų receptais pasinaudoti ir aišku savo receptus kepti štai šitoje Ultra Pro kokotėje. Jeigu kalbam apie kepimą, tai viena iš tokių smagiausių ir kai jau būna su nuolaida populiariausių turbūt formų, vafliai labai visiems patinka, bet va šitos purgos, žiedai irgi labai patinka. Turim visą knygutę receptų PDF variantų, tai galėsime atsiųsti, ką galima daryti. Ir šita forma suteikia tokią galimybę, kad mes galime daryti ir, pavyzdžiui, kokią bandelę. Ir jeigu bandelė bus pilnesnė, jeigu pilną padarysit, tai nebus skylės, tada perpjausit, viršutinė dalis darot hamburgerį bus su skylute, o jau apatinė bus ištisinė ir ten jau galėsite savo dėti įvairiausius dalykus. Bet puikiai galėsite kepti netgi elementarų varškės apkepą, tai ale varškės tarsi tokias kaip žiedus. Galite kepti pačius elementariausius purginius, kur greitkratyje susiplaka kiaušiniai, pienas, miltai, man atrodo, sviesto gal dedas, nebeatsimenu atmintinai recepto, bet irgi yra, susiplaka, susipilsto, iškyla ir gaunasi puikios skaniausios purgytės. Ir šiaip yra brokolių žiedai ir visi tokie, bet dar jame galima šaldyti ir ledus, daryti ir želė, formuoti ir šaltieną, daryti tokius žiedus į želė ir puošti tortą. Na, žodžiu, variantų daug. Pati forma yra lanksti, labai lengvai išsiema, štai šitaip, ar tai būtų kepinys, ar tai būtų
būtų želė, ar tai būtų ledai, ar tai būtų koks nors, nežinau, šokolado žiedas su kokiais riešutais. Na, žodžiu, jūsų reikalas, ką darysit, ir visada rekomenduoju turėti dvi arba kombinuoti, pavyzdžiui, šitą su vafliais kepant vienu kartu, nes iš tos pačios tešlos darant kepinį, jisai kepdamas žieduose bus vienoks, vafliai bus kitoks, keksiukė bus trečioks, nes forma suteikia irgi savo skonio, tai būna toks taip atdžiuvimas, tai traškumas, tai dar kažkas. Tai, na, žodžiu, idealus reikalas, rekomenduoju, dariau ir morengų žiedus, na, žodžiu, forma, kuri tikrai atras jūsų virtuvėje vietą ir tikrai galėsite kurti šedevrus būtent su štai šitą formą. Ir jeigu kalbėt apie žiedus, tai tas vaspurkas galima sumauti ant bulvių grūstuvės. Aišku, taip dažniausiai niekas nedaro, bet bulvių grūstuvė, štai šitą bulvių jinai vadinasi, bet jie gali grūsti ir daržovės, ir varškę, ir visą kitą. Ir paštetą, jeigu reikia sugrūsti. Tai mūsų grūstuvės tokio netaisyklingom skilutėm, pailgom ir taip išmėtytom netaisyklingai. Jeigu grūstuvė yra su mažiom apvaliom skilutėm, tai tokie susidaro rutuliukai ir paskui tos rutuliukus sunku sugrūsti. Čia yra tokios, tai jūs pum, savo puikiausiai sugrūdat ar pertrintą striubą, ar dar kažką pagaminti, rankena patogi, neįvargins rankos, kaina tobula. Ir iš tiesų grūstuvė tas gaminys turbūt vienas iš populiariausių Lietuvoje gaminių nuo savo gimimo pradžios. Ir daug kas ją turi, daug kas naudoja, daug kas džiaugiasi ir kitiem tikrai rekomenduoja. Ir kaip minėjau, nebūtinai bulvės vien tik tai, jūs galite aišku daryti tik bulvių košę. Mano, pavyzdžiui, favoritas yra miksuotų daržovių košė. Sudedu visas, kokias turiu, bulves, morkas, brokolius, kalafiorus, nu, žodžiu, ką turiu, tą sudedu, išverdu nedideliam kiekį vandens, visada maždaug per pirštą įpilu ir tada pradžioje tą vandenį nupilu, sutrinu ir matau, jeigu per tirštą tada įpilu ir tą vandenį, dar įpilu alyvuogių aliejaus, druskos pipirų ir turiu tobulą košę. Na, bet kad virti košę, tai mums reikia kažkokio puodo. Šitas puodas, aišku, nedideliam kiekiu košės, bet iš Universal serijos mes esam turėję 4 litrų puodą, esam turėję didesnius, bet 2,4 litro puodo turbūt nesam turėję. Šitas toks kompaktiškas, gražus, su rankenom, kurios neįkaista, tai puikiausiai galėsite paimti, nunešti, padėti, paserviruoti. Ir puodas storas dugnis, tai yra jisai gerai sukaupia šilumą ir ją palaiko. Ir sienos nėra tokios storos, bet tai irgi yra tas pliusas, yra 2 rūšių puodai, yra storas sieniai, jam reikia ilgiau laiko įkaisti, ilgiau išlaiko šilumą. Šitas toksai greitos gamybos puodas. Ir kai smagu, kad jeigu jūs dar serviruojate į stalą, tai galima serviruoti va štai šitaip va ant dangčio. Nes dangtis stovi, jeigu čia matot nelabai turbūt, nes dangtis stovi, va, čia galiu padėti. Dangtis stovi ant stalo ir tokiu būdu jūs galite savo gražiausiai pateikti. Mes turėjom praeitą mėnesį, lapkritį turėjom pardavime iš šitos serijos keptuvę, dar anksčiau turėjom 4 litrų puodą, tai iš tikrųjų galima susiserviruoti ir viską savo gražiausiai turėti, visą kolekciją ir ją pasinaudoti. Gražu? Gražu, jeigu tikrai turi daugelis didesnius, tai šitas tikrai bus kaip kolekcijos papildymas. Idealus puodas, per dangtį viskas matosi, viskas gražu, viskas tvarkinga. Ir dangtis stiklinis, lygiai taip pat kaip ir su stikliniais dangčiais negalima dėti į orkaitę, bet ir su šitom rankenom negalima dėti į orkaitę. Bet aš iš tiesų labai retai dedu puodus į orkaitę, turbūt visai nededu. Aš dedu į orkaitę Ultra Pro, nes kepant Ultra Pro, pavyzdžiui, tie patys balandėliai, jie tokie sultingi, gerai iškepę būna. Puodė vis tiek metalas, jeigu įdėjus į orkaitę, jis labiau taip degina tą produktą, tai jau su puodu gaminkite ant plytelės. Bet jeigu jūs stiklo fanai ir jūs norite gaminti stiklę ir jūs norite serviruoti stiklinius indus, tai Tupperware turi štai va tokį va į 1,9 litro stiklinį indą, supakuotą dėžutę, jisai bus ir kaip graži dovana, kuris puikiai tinka ir maistui gaminti orkaitėje. Jeigu dabar pasakyčiau temperatūrą, nežinau. Bet turbūt kaip ir visi atlaiko iki 250 laipsnių temperatūrą, bet nekepkite taip karštai, 200 man atrodo kepimui idealiai tinka. Tai irgi galima ir visokias užkepėlės daryti, ir įvairiausius troškinius, ir tą patį kugelį, ir varškės apkepą, ir kokias ten vištų šlaunėlės susidėjus įsikepti, ar kokį pyragą įsikepti. Tadam, turim stiklinį indą, tik tai pyragą kepant, tai turbūt reikėtų patepti sviestu, nes čia ne silikonas, silikonas turi tą savybę, tiesa, mūsų silikonai, skirtingai nuo daugelio silikonų, jie neturi savyje teflono, jie pagaminti iš smėlio, jie yra visiškai saugus, neinertiški ir jūsų produktui nesuteiks jokių specifinių medžiagų iš
iš silikono nepateks į jūsų produktą, kai kepsite. Nes daugelis silikonų yra su teflonu, o kaip teflonas, kaip žinote, nėra pati sveikiausia medžiaga gamyboje. Ir silikonas tiesa turi tą savybę, kad kepant atsidaro tokios poros mikro ir to pasekoje ten patenka riebaliukas ir tas kepinys neprikimba ir labai lengvai išsiema. Todėl silikoną būtina išplauti prieš naudojimą ir po naudojimo, nes to riebaliuko šiek tiek išprakaituoja, tai jeigu jūs neišplausit prieš naudojimą, tai bus ir nehigieniška ir gali ant paviršiaus paprasčiausiai sudegti ir sukėtinti formą ir su formą imti gali ir suskilti. Taip, tai jeigu mes kažką kepam, tai kažką reikia ir paruošti, tai mes turim ir plakimui į indų ir turim štai šitą spiralizatorių, kuris mūsų patiekalus padaro gražesnius, žaismingesnius, sveikesnius. Ką reiškia sveikesnius, mes tokiu būdu suvalgome daugiau daržovių. Pats spiralizatorius turi dvi tokias galvas, kuo geltona galva skiriasi nuo raudonos. Su raudona galva jūs darysite tokius plonus spagečius iš daržovės, su geltona darysit platesnius. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs suksite cukiniją šitaip, tai turėsite grinus tokius spagečiukus, jeigu taip, tai turėsite tokius kaip plokštesnius, didesnius spagečiukus. Tai galite taip daryti iš daržovės, iš bulvės, iš morkos, iš cukinijos. Svarbu, kad jinai būtų tiesi ir kuo ilgesnė, tuo didesnis gausis spagetis. Bet kažkada pasidariau morkų salotas iš tokių didelių morkų, tai tada prie dubens reikia paduoti žirklės, nes neįmanoma įsidėti į lėkštę, nes ta morka tęsiasi ir paprasčiausiai reikia atsikirpti tada. Tai iš morkų, iš obuolių, iš kriaušių, jeigu ta daržovė yra tokio pakankamai dydžio, iš cukinijos, iš ridikėlio pailgo galite puikiausiai pasidaryti spirales. Iš pradžių, kol didelės sukite rankoje, paskui jau kai lieka nedaug, nupjaukite galiuką ir naudokite štai šitą detalę. Tai turime spiralizatorių, apie jį irgi turim filmuką atskirą, tai galėsit pasižiūrėti detaliai ir matyti, ką galima su juo daryti. O pasidarius spiralės galite daryti salotas, galite troškinti, galite dėti į želė tortą, labai gražiai cukinijų spiralės, labai papuošia viską. Galite daryti kaip garnyrą, galite išsikepti, pavyzdžiui, kokius lizdelius iš cukinijos per vidurį įmuštų kiaušinių. Na, žodžiu, variantų daug, galite daryti cukinijų spagečių su įvairiausiais padažais. Ar mikrobangės indelį greituoju būdu, ar puodę šiek tiek ilgesniu būdu, žodžiu, irgi puikus variantas, o po to susėdate į kristalvyvus ir nešatės į darbą. Taip, tai jau tą gamybos seriją beveik praėjau, dar liko man greitkračiai, 2 už 1 kainą, man atrodo taip, jie šį kartą yra, tuoj mes patikrinsime. Beveik 2 už 1 kainą, ten centai skiriasi. Tai yra 600 ml greitkratis su tikslia matavimo skale, tai jūs galite naudoti ir kaip talpą matavimui, nes tiksli skalė, jeigu reikia atsimatuoti mililitrais, iš tikrųjų labai praverčia. Ten kokiam kruopom verdant ar kažkokį receptą, kur duota mililitrais, galima puikiausiai pasinaudoti. Yra malūnėlis, dvi pusės, viena pusė yra tokia su skylutėm, kita yra atvira. Jeigu jūs uždengsite dangtelį ant su skylutėm, tai tada, kai išplaksit produktą ir pilsit, jeigu liks ten dar kažkas, tai pavyzdžiui, darant kokteilį ledukai kokie, tai tie ledukai jums nepateks į gėrimą. Jeigu jūs uždengsit atvirkščiai, tai tada viskas pateks jums į gėrimą. Ką galima plakti? Aišku, elementariausius pieniškus kokteilius. Pienas, aš naudoju tą dažniausiai margį arba mūtų, tie, kur ilgai negištantis. Gali būti šviežios uogos, gali būti šaldytos uogos. Vunk, turim tirščiausią kokteilį. Įdėjot kavos ledukų, turite frappé kavą savo skaniausią. Cukraus galite dėti, jeigu norit, galite nedėti. Norit lietiniam blynam tešlą, 1, 2, 3 irgi susiplakėte ir supylėte. Norit daryti kokį nors omletą, irgi suplakėte, pilate į kokią nors formą ir savo puikiausiai kepate. Tai yra toksai kaip rankinis plaktuvas, visiškai sandarus, dangtelis atsidaro taip vertikaliai, tai nebūtų patogu iš jo gerti. Bet galite nuimti, jeigu norite, jis taip nusiema, tada galite gerti, jeigu kokį proteininį kokteilį savo susiplakėte ir norite išgerti. Nes daug kas dabar vartoja įvairiausius miltelius savo maistui papildyti, tai šitas dalykas su plakimui irgi labai tiks. Nereikia 2, visada galite rasti draugą, kolegą, su kuriuo pasidalinsite, arba turėsite kažkam tai puikią dovaną, kai norėsite pasveikinti kokią nors progą. Jau pusę stalo šiaip netaip įveikiau. Ir kita pusė tokia daugiau laikymo, negamybinė ir visada labai būna populiarūs. Štai šitie mūsų Vensmart indeliai. Vensmart indeliai yra skirti laikyti daržovę. Taip aš žinau, kad po 2 jie visi, o kaip kainos. Faktiškai irgi 2 už 1 kainą galima sakyti.
Ten irgi šiek tiek mažiau negu 2 už vieno kainą. Ir turim visus variantus. Turim aukštuosius 1,8, turim žemuosius 1,8 ir turim didelius 4,4. Jie skirti daržovėm, bet aš savo namuose laikuosi viską. Netgi ir mėsą, kai reikia susimarinuoti, sumarinuoju, ar tai žuvį, ar tai vežtis kažką, tai irgi jie prisipildo ir savo puikiausiai keliauja. Jie nėra sandarūs, bet šaldytuvui tikrai pakanka to sandarumo, kad mūsų daržovės, mėsa, žuvis ar kažkokie kiti sudėti dalykai išsilaikytų ilgai švieži. Štai čia yra tokia skalė ir kodėl tos daržovės, taip, ne dėl skalės daržoviai dėliai laikosi, ta skalė, norėjau pasakyti, kad ta skalė rodo, kiek kokiom daržovėm reikia degonės. Tai va čia yra besistumdanti tokia kaip ir svirtelė. Ir priklausomai nuo to, ar daržovės mėgsta kvėpuoti ar nemėgsta kvėpuoti, jūs pastatote tą poziciją, kaip jums reikia. Atvirai pasakysiu, aš dažniausiai nestumdau, man pilnai pakanka ir nestumdant puikiausiai išsilaiko daržovės, bet jeigu tingite žiūrėti lentelę, galite orientuotis taip. Tai, kas auga po žeme, nemėgsta kvėpuoti. Tas, kas auga prie žemės, mėgsta šiek tiek kvėpuoti, tas, kas auga aukščiau, jie mėgsta dar labiau kvėpuoti. Ir ko reikia daržovėm? Reikia drėgmės ir nereikia kontaktų su vandeniu. Todėl va štai čia yra bangelės, mes dedame nuplautas daržovės, vandens perteklius nubėga po bangelėm, mes uždarom dangtelį ir dedam šaldytuvą. Jeigu nuplovėm ir nenucentrifugavom, tai po kurio laiko atidarykit kampą ir nupilkite susidariusi skystį, kad daržovės nemirktų vandenyje. Visas, šiaip daugelį daržovių galima miksuoti, bet aš dažniausiai miksuoju šakninę su šakninėm, ne šakninės ne su šakninėm. Ir agurkus visada dedu atskirai, nes agurkai yra egoistai ir jeigu juos sudėsit su salotom, jie ištrauks iš salotų drėgmę ir patys supus. Tai agurkus laikykite atskirai, formos puikios, reikia kokiam ten smidram ar cukinijom ar agurkam, imkite žemą, reikia salotam, imkite aukštesnį, mažiem agurkėlėm irgi toks tinka, braškėm irgi toks idealiai tinka, kopūstiniam visokiem ir arba jeigu daugiau morkų, burokų turit, tai tada imkite 4,4, na žodžiu, va taip jie atrodo gyvai, visų dydžių, kas dar nematė, tai galite va čia pasižiūrėti ir skalės yra ant visų. Tai čia daržovių laikymui, jeigu šiaip maisto laikymui ir šiaip maisto transportavimui ir netgi gamybai tokius nugrieb dubenėlius, tai irgi turim 2 dubenėlius šį mėnesį, neatsimenu tūrio, gražius spalvingus, 1,9 litro, klasikinis dubenėlis 1,9 litro, mes tokį 3 litrinį esam tešlai turėję, pats šitą su sijonu, kad būtų patogu laikyti, pamaišyti, dangtelis sandarus, viskas, kas turi būti dubeniui. Toks ryškus geltonas, nes turbūt nori gruodį mums daugiau vesti saulės. Ir yra taip pat trio dubenėlis, 600 ml, dabar turbūt jau nebe 6 rašo, 630, šitas paaugo kažkodėl, tai pagal naują matavimo taisyklę, matytas senas dar kitai buvo pamatuotas, su tokiam bitutėm nupiešta, bet jos gali įsigyti ir savo klientam pasiūlyti tik tai mūsų nauji konsultantai. Tai žodžiu, tie, kurie startavo lapkritį arba startuos gruodį, tik tai jie turi galimybę šitų 600 ml dubenėlius pasiūlyti savo draugam ir savo klientam. Atrodo, neapgavau, tai mes patikrinsim, ką rašo šitoj brošiūroje. 1, 2, 3. Pasiūlymas galioja tik naujiems, tik gruodžio mėnesį, taip viskas puikiai. Taip, keliaujam toliau. Toliau turime visą rinkinį skirtą šaldikliui. Ir gal jūs sakysite, kad gruodis ne tas laikas, kai reikėtų šaldyti, bet iš tikrųjų tos dėžutės idealiai tinka ir į šaldytuvą. Tai yra litrinė, 1,1 litro ir 450 ml dėžutės. Kai nenaudojate, jos labai kompaktiškai susideda vienas į kitą, jos pagamintos iš minkšto polietileno, štai tokio, net įšalusio šaldiklyje, jos išlieka tokios pat minkštos. Ir nebūtinai šaldyti daržovės reikia tas, kurias mes užsiauginom, ar uogas, kurias užsiauginom. Dažnai būna, kad lieka kažkokio maisto. Gal jums liko sriubos ir žinot, kad rytoj nebenorėsit jos valgyti, supilkite, dėkite į šaldiklį. Kitą kartą, kai tingėsit virti, tą ledo luitą, perdėsit arba į puodą, arba į mikrobangų ąsotėlį, pasišildysit ir turėsite tobulą sriubą. Liko balandėlių, nebūtina 3 dienas jos valgyti, į dėžutę, paskui į puodelį ant lėtos ugnies pašildot, arba į mikrobangės indelį irgi ant lėto galingumo savo puikiausiai pašildot. Ir aišku, šaldymas įvairiausių ten žalumynų, jau žinot, ir uogų, ir
daržovių ir sultinių ir visų kitų dalykų. Koks pliusas? Pliusas tas, kad kadangi dėžutė yra pakankamai sandari, drėgmė neišeina. Jeigu kažkiek drėgmės iš produkto išgaruoja, jis kondensuojasi ant dangtelio, susidaro toks šerkšnas, todėl mūsų šaldiklis netaip greitai užšals, jos puikiai moduliuojasi tarpusavyje, 2,4 pm statosi taip, kad užimtų 1,1 dėžutės tūrį. Visos dėžutės turi kojeles, tai pastačius vieną ant kito, oras cirkuliuoja, kai susiremia dangteliais, lieka tarpai, kad oras kuo daugiau cirkuliuotų, šaltas ir kad produktas kuo greičiau užšaltų. Norit atšildyti, jeigu, pavyzdžiui, čia yra mėsa, atšildyti reikia šaldytuve, lėtai įstatėt. Jeigu tai yra pagamintas produktas, gali dėti ir puodą ir šildyti. Bet jeigu tai yra žalia mėsa arba žalia žuvis, ją reikia atšildyti kambario temperatūroje. Lėtai tada į mėsos skaidulas, iš mėsos kaitulų neįsiskiria sultis ir jūsų produktas būna daug kokybiškesnis. Tai 4,50, 1,1 ir litrinukė, va tokia žema. Kai netarnaus šaldiklyje, puikiausiai tarnaus šaldytuve arba galėsit puikiausiai savo ir pasiimti su savim kažkur tai vykstant. Jeigu kalbėti apie pasiimti su savim, tai mes esame turėję katalogę kažkada labai paklausę, mes ją vadindavom vyrišką sumuštinių dėžutę. Kažkaip va taip atrodo, kad tik vyrai su ją. Šį kartą irgi spalva tinka ir vyram, tinka ir moteriam, ir vaikam. Žydra tokia žydrai pilka, prie naujos gertuvės labai tinka. Tai yra 2-aukštė dėžutė, kur galima įdėti va tokią pertvarėlę, tai galima kelių rūšių susidėti maistą. Galima šitą pertvarėlę perlenkti ir padalinti dėžutę va taip čia 2 aukštais, o čia gal norės tobulę ir kriaušę įsidėti. Ir užsirakina va tokiu užraktuku. Tai ilgai laukta. Ir jau senai klausinėjau, kai išėjau iš katalogo, kada vėl bus ta dėžutė, nes tai yra pati paklausiausia, pati populiariausia maistų nešiotis. Jeigu norite neštis karštą maistą, kad nereiktų šildyti, arba einat kur nors su vaiku pasivaikščioti, arba vykstat kažkur į gamtą ir žinot, kad negalėsit pašildyti, tai tada jums puikiai tinka termosas, jeigu neapgausiu 475 ml. Va štai toksai, metalinis, karštį šaltį laiko iki kokių turbūt 6-8 valandų priklausomai nuo to, kokios temperatūros jūs įdėsite čia maistą ir kaip darinėsite. Ir čia yra silikoninė, tokia va yra tarpinė, va šitą nepameskit tarpinės. Ir va čia yra tokia silikoninė, irgi nepameskit. Ir ta patinė silikoninė tarpinė laiko tokį knipsiuką. Kam reikalingas tas knipsiukas? Jeigu man užsivakumavo indas ir sunku atsukti, aš galiu spustelti, tada jisai patenka šiek tiek oro ir tada galėsiu lengvai atsukti. Pum, ir puikiai galiu valgyti. Kai valgau, galiu dangtelį prisitvirtinti prie dugno, kad jis man nepasimestų ir tada užsukti ir savo puikiausiai parsinešti. Jisai supakuotas į dėžutę, tai jeigu jums reikia jo kaip dovanai, tai va puikiausiai galite turėti ir kaip dovaną, va tokį va savo puikiausiai neštis. Taip, turbūt, kai kalbėjome apie gamybą, reikėjo dar pagriebti į gamybos seriją peilį, nes kokiagi gamyba be peilio. Didelis šefo peilis su įmaute, su patogia ergonomiška rankena, aštrus, gerai užgalastas, puikiausiai galėsite pjaustyti tiek smulkius, tiek stambius dalykus. Ir galbūt šita lentutė nėra tokia jau smagi pjaustimui ten didelių dalykų, bet jinai puikiai įdėti kažkur tai į tortinę, įdėti į piraginę, ar kokius ten sūrius serviruoti, tai lanksti pjaustimo lentutė taip pat yra. Ir jinai lanksti, tai vat nuo jos bus labai patogu viską nuberti. Ir jau kai kažką tai supjaustom, tai norime gražiai paserviruoti. Ir yra mūsų gyvatukas. Praeitą mėnesį mes turėjom pardavime visą Allegro seriją, tai dabar jau galite pasipildyti štai šitų gyvatukų. Jisai turi 4 skiriukus ir į tuos skiriukus jie atrodo maži, bet iš tiesų telpa labai daug. Gal čia bus kokia dešra, sūris, alyvogės ir ten duonytė ar kokie čipsai. Šitą viršutinę dalį irgi galima naudoti kaip serviravimo padėklą arba galima naudoti kaip dangtį. Tai užsidengia nesandariai, pavyzdžiui, aš einu į kalėdinį vakarėlį, čia noriu nusinešti savo užkandžius, galite gumytę va čia pertėti, tokią vienos plonytės, kur būna ir tada užsifiksuos ir jūs galėsit stabiliau nusinešti. Arba tai pasidėti, kad jisai neatsidarytų, jis užsivožia, bet tai nėra sandaru. O serviruojam tada galima atskirai, arba dar gal kažką susidėsite čia. Arba kokie užtepukai sudėti, ar čia, o čia pripjaustyti įvairiausių daržovių ir jūs galite savo puikiausiai kabinti, ten pesto, humusas, dar kažkas tai, arba užtepukai ir daržovės į kitus 2 skiriukus. Tai štai toksai puikus mūsų Allegro serijos papildymas. Tie, kas įsigijot ypatingai praeitą mėnesį Allegro, tikrai rekomenduoju, turėsite puikią visą kolekciją. Na ir dar liko kiauraindis, apie kurį kalbėjau, ir didelė multidėžė.
Mes labai paskutiniu metu turėjom pardavime Samba 4,3 litro dubenį, bet kiauraindį turėjom labai senai. Spausdintoj brošiūroje jisai kažkodėl tai yra žydras. Nežinau, neatsimenu koks yra PDF-e, dabar, kadangi video filmuoju šiek tiek anksčiau negu gruodžio pradžioje, negaliu pasakyti, bet žodžiu, jisai bus tokios spalvos, rožinė tokia brošiūra, rožinis kiauraindis, jisai dera su mūsų Samba serija, įsideda taip vienas į kitą ir labai patogu, kai reikia nuplauti braškes, ryžius ar kokias daržovės, lygiai taip pat galima bendrai uždėti dangtį ir naudoti galima ir kaip atskirai, kaip kiauraindį, bet jeigu jūs turite Samba dubenį, tai tikrai kombinavime jūs atrasite daug galimybių. Pats dubuo turi štai tokias kojas, tai patogiai įsistatysite į kriauklę ir jisai šiaip gražus, jeigu nuplovėt kokius vaisius, galima puikiausiai sudėti, vaisiai kvėpuoja ir to pasekoje ilgiau išsilaiko šviežia. Na ir paskutinis gaminys ant mano stalo, turbūt jau apie viską papasakau, tai yra didelė multidėžė. Tai kaip, nes praeitą mėnesį irgi turėjome praeitą lapkritį turėjome smaližių, va štai tokį aukščio, tai čia yra aukštesnis 2 kartus. Ir ją naudoja įvairiom paskirtim. Kai kas susideda ten įvairiausius ten prieskonius, kai kas susideda mėsmalės detalės, kai kas deda vaikų pampersus, nes irgi tokia patogiai ypač pasiimti su savim, kas laiko obolius, kas laiko ten kokius džiovintus dalykus, kas netgi bulvę susidėję, žinau kas yra, nors dabar turime ir bulvių dėžės. Jisai su ant tokio lankstuko, su tokiu lankstuku patogiai atsidaro, patogiai galite paimti ir tikrai susidėti savo maisto ar ne maisto produktus. Na, pasitikrinam, ar ko nepamečiau. Perversiu brošiūrą, pirmam puslapį puikuojasi puodas, pasakom, tada kokotė, peilis, lentutė ir kiauraindis. Apie viską mes jums papasakom. Tada spiralizatorius ir aišku prie spiralizatoriaus daržovės, nes daržovės gulės vien smartuose ir šaldymo, nes gal mes kažkokias daržovės ar kažkokius kitus dalykus susišaldysim, tai irgi viskas tame pačiame puslapyje. Dar kitas puslapis, spalvų, tai mūsų naujos spalvos dėžutė, mūsų kristalveivai, dubenėlis didesnis ir dubenėlis mažesnis, irgi apie viską jau pakalbėjom. Dar kita pusė, gamyba, tai yra mūsų silikoninė forma, tada jau ant grūstuvės sumautos iškeptos purgos ir greitkračiai, kad galėtumėm pagaminti kažkokią tai tešlą ar omletų ir išsikepti. Tada mikrobangiai ir ne mikrobangiai, tai skirtų šitie 2 mikrobangiai, šitas universalus, tiks ir mikrobangiai ir ne mikrobangiai, ir orkaitėj. Tai ryžių indas, mikrokūkasotėlis ir stiklinis indas gamybai. Tada 2 indai serviravimui ir pašildymui. O, ką pamiršau. Šeimininkės rinkinį tuo einu, pasiimsiu aš jį. Vieną gaminį pamiršau ir tikrinau lygtai, bet viską būna. Taip, šeimininkės rinkinys sudarytas iš sulčiaspaudės, kur galima įsispausti, tiesa tinka viskas ir ant mūsų greitkračio. Jeigu jums reikia didesnio kiekio sulčių, bamt ir spaudžiate didesnį kiekį sulčių. Tai tinka ant greitkračio, tai turim sulčiaspaudę rinkinyje, turime tarkutę, patarkuotę ar imbierui, ar morkai kokiai nors, ar česnakui netgi, tai va, tarkutę turim. Tada turim kiaušinio trynio atskirėję, irgi galima tiek ant greitkračio kombinuoti, tiek ant štai šito indelio. Ir turim dangtelį. Dangtelis yra ir indelį, kuris yra 200 ml talpos. Dangtelį galima uždengti 3 pozicijom, kad galima nukošti, galima paprastai pilti arba galima visiškai tarsi pilnai uždengiant uždaryti. Ir viskas susideda štai tokiu būdu. Va taip, va taip, va taip ir turi tokį kompaktišką pagalbininką gaminant. Jį norėtų įstatyti prie tų spalvų, bet jis labiau tinka prie gamybos. Tai multidėžė, gyvatukas serviruoti, šeimininkių puikiai programa ir termosas. Tiek šiandieną. Ačiū, kad klausėt, ačiū, kad žiūrėjote ir šaunaus gruodžio, nes gruodį tikrai yra pasiūlymų, kuriais verta pasinaudoti.